Į šį greito maisto restoranėlį Vilniuje atvykau labiau ne maisto paragauti, o priėmęs draugo mestą iššūkį. O iššūkio esmė paprasta, kad aš privalėsiu suvalgyti vrapą, kuriame bus 3 super duper aštrus priedai. Šiuolaikinės technologijos stipriai palengvina darbuotojų darbą priimant užsakymus, bet mums klientams būtų daug mieliau pabendrauti su darbuotoju, pasiteirauti apie kažkokius priedus, apie padažus. Vos padaręs užsakymą, kuriame buvo vrapas su super duper aštriais priedais, privalėjau pasirašyti ir dokumentą, kurio esmę apibūdinsiu trumpai. Jeigu valgant aštriais priedais gardintą vrapą man kažkas atsitiks, visa atsakomybė dėl to kris man. Vidinis jaudulys laukiant užsakymų buvo toks didžiulis, kad net nepamenu, per kiek minučių jį pagamino. Tad pagaliau jūsų dėmesį tas didysis riebaus katino išbandymas. Aišku, kad pirmą nusprendžiu išbandyti ant katinienės. Ir jau po pirmo kąsnio naitrios paprikos apsipilusi ašarom inbėgiodama po užkandinę šaukė: "Durniau, tu nevalgyk, numirsi." Taip padrasintas katinienės pradėjau valgyti. Jau po pirmųjų vrapo kąsnių pradėjo lietis ašaros ir degti burna. Valgiau tol, kol nepradėjo lietis akyse vaizdas. Ir suvalgiau, pasakysiu, gal pusę vrapo. Ugninio gaisro burnoje užgesinti nepadėjo nedideli kiekiai vandens. Kitą visą dieną išsėdėjau tualete. Aitriųjų paprikų dėka išsivaliau visą organizmą.